Ko reikia, kad ant jūsų stalo atsirastų štai tokia karka, pagardinta troškintais kopūstais ir bulvėmis. Du žinomi liberalai Filharmonijos direktorius Justinas Krėpšta ir Kauno vicemeras Rimantas Mikaitis, kadaise vedė dvi seseris Bandzaitytės, tapo viena didelė šeima. Jau daug metų Krėpštų ir Mikaičių šeimos kartu gyvena tėvų rekonstruotame name Aukštutiniuose Kaniukuose. Kai žmonų nebūna namie, jie stengiasi pavaduoti vyrai. Firminis Rimanto ir Justino patiekalas – žemaitiška karka su kopūstais ir bulvėmis. Virtuvėje abu vyrai improvizuoja aptarinėdami politikos klausimus, todėl šį patiekalą bičiuliai kartais vadina ir liberalų karka. Kad pagaminti patiekalą reikia 2 karkų, bendroj sumoj tai apie 2,5 kg. Iš vakaro reikia įtrinti mėsos prieskoniais, alyvuogių aliejum. Na, iš tikrųjų, kad geriau įsigertų, reikia įpjauti, reikia, kad būtų namie aštrus peiliai. Toliau į troškintuvę dedam morkų, patepam riebalais, kad neprikeptų. Ir karkos troškinamos maždaug 1,5 valandos, vėliau išimamos ir apdedamos kopūstais ir dar apie pusvalandį troškinasi. Ir tokiu būdu gaunam iš tikrųjų labai skanų, gerą patiekalą, paprastai pagaminamą. Aišku, atskirai dar reikia išsikepti bulvyčių su lupenomis geriausia ir pietus kuo puikiausia. Karkas troškiname 220 laipsnių temperatūroje. Dabar troškinosi jau 1,5 valandos ir dar uždėsim kopūstėlius ir pusvalandukas paskutinis ir patiekalas bus baigtas. Tai tradicinė mūsų karka. Tikrai geriausias tai liberalų karkos draugas yra alus ir vynas. Dar geresnis liberalų karkos draugas yra maži mokesčiai. Tai už mažesnius mokesčius.